Yes, Labą dieną, aš esu Jūratė Mikulevičiūtė, viena iš tų 3, kurios rengia šitą pranešimą. Esu Šviesos leidyklos projektų vadovė ir mano sritis yra susijusi su įvairaus skaitmeninio turinio rengimu ir išbandymu. Ir šiandieną labai džiaugiausi, pamačiusi, kad bus skaitomas pranešimas apie vertybinį kontekstą socialiniuose tinkluose, nes vienas iš tokių mūsų projektų tai kaip tik yra skaitmeninis turinys mokymuisi socialiniuose tinkluose ir būtent labai populiariame tinkle Facebook'e, bet šiandieną mano pranešimas ne apie tai, aš norėsiu pristatyti kitą. Norėsiu pristatyti kitą mūsų produktą leidyklos, kuris yra tikrai naujas ir kuriuo mes pagrįstai didžiuojamės, tai yra skaitmeninis turinys pamokoms. Kadangi laiko reglamentas yra iš tiesų nedidelis, tai aš taip pat praleisiu, kaip ir daugelis anksčiau kalbėjusiųjų, tą intro dalį, kurioje norėjau apžvelgti tiesiog to skaitmeninio turinio poreikį ir apskritai informacinių technologijų panaudojimą mokykloje ir koncentruosiuosi būtent į to skaitmeninio turinio pamokai pristatymą. Pristatysiu jo koncepciją, pristatysiu jo tokius pagrindinius rengimo akcentus, naudojimo momentus ir taip pat pristatysiu tyrimą, kurio metu tas skaitmeninis turinys buvo išbandytas ir kokius rezultatus mes gavome. Tai tokie būtų pagrindinės mano pranešimo dalis. Taigi, kas dabar yra tas skaitmeninis turinys pamokoms? Šiaip to skaitmeninio turinio pamokoms yra labai įvairaus ir aš tiesiog noriu pristatyti mūsų leidyklos variantą. Tai yra interaktyvios pateiktis, sukurtos programa ActiveInspire ir jos yra skirtos naudotis, dirbti su interaktyvia lenta ir prie jų dar eina tų pateikčių panaudojimo scenarijai mokytojui, paprastuoju, visiems įprastų bordiniu formatu. tą skaitmeninį turinį rengia mokytojai praktikai ir prie to dirba didelė grupė leidyklos žmonių, tai yra metodininkai, tai yra ekspertai, tai yra dizaineriai, gamintojai, redaktoriai. Iš tikrųjų, tam turiniui rengti buvo paruoštas didelis dokumentas su metodinėmis rekomendacijomis ir aš tiesiog keletą momentų norėčiau čia jums ir pristatyti. Tai visų pirma, rengiant tą skaitmeninį turinį mes atsižvelgiam į bendrasias programas. Reiškia, visa tai, kas yra minima šiame dokumente, tai yra pagrindas tam, ką mes rengiame tam tikrai temai, tam tikrai pamokai. Taip pat kitas momentas svarbus yra tas, kad tas skaitmeninis turinys yra atitinkamo dalyko vadovėlio komplekto sudėdamoji dalis. Tai reiškia, kad jinai jį papildo tam tikrų interaktyvumu. Taip, rengiant skaitmeninį turinį mes naudojame, kaip jau ir minėjau, atitinkamo dalyko vadovėlio komplekto dalių medžiagą. Tai reiškia, kad mes imame medžiagą iš vadovėlio, mes imame medžiagą iš pratybų sąsiuvinio, mes imame medžiagą iš uždavinynų ir kitų dalių, kurios yra prie vadovėlio komplekto. Ir ta medžiaga yra labai įvairi. Tai yra ir tekstas, tai yra užduotis, tai yra kažkokios iliustracijos, tai yra garso failai, nuorodos ir taip toliau. Reiškia, visi tie dalykai paimti iš vadovėlio komplekto, šiek tiek pavarijuoti, šiek tiek pakeisti, diferencijuoti, jie yra sukelti į skaidres ir tiesiog yra sudarytas toks skaidrių rinkinys, kuris, aišku, kaip ir jau minėjau, yra interaktyvus. Taip pat skaitmeninėme turinyje mes naudojame nuorodas į mokomuosius objektus ir šiai dienai mes naudojamės tokiamis dviejomis nuorodomis. Gamtos mokslams mes naudojame nuorodą į gamtamokslinį portalą Gamta 5.6, o vyresniems klasėms mes naudojame nuorodas į mokomuosius objektus, tai yra įvairūs mokomieji objektai, virtualūs bandymai ir taip toliau, kurie yra sukelti į portalą e-mokykla. Taip pat dar norėčiau priminti, kaip ir minėjau, interaktyvios pateiktis yra rengiamos programa ActiveInspire ir tiesiog tam interaktyvumui yra panaudojama viskas, kas yra šitoje programoje. Tai įvairūs efektai ir įrankiai. Ir dar vienas svarbus momentas yra tas, kad
pateiktise yra integruotos apklausos ir žinių tikrinimo sistemos, arba kitaip mes paprastai vadiname tai balsavimo pulteliais. Aš nežinau, kiek čia esančių žmonių esate išbandę tuos pultelius arba bent jau matę. Matyt, yra tikrai, tai nėra naujiena ugdymo procese. Ir po to aš gal tiesiog ir parodysiu, kaipgi tas integravimas atrodo, bet šiek tiek vėliau. Dabar, kaipgi tas mūsų skaitmeninis turinys atrodo. Kaip ir minėjau, viena jo dalis tai yra tas interaktyvusis variantas, tai yra pateiktis, kurios yra sudarytos iš maždaug 6-12 skaidrių. Ir tos skaidrės yra paskirstytos 3 pamokoms dalims. Tai reiškia įvadiniai daliai, pagrindiniai ir baigiamai. Kiekviena šitų dalių skaidrių gauna skirtingą skaidrių kiekį. Didžiąją dalį skaidrių autoriai skiria pagrindiniai pamokos daliai, kur yra daugiau skirta naujos medžiagos pateikimui, nagrinėjimui, aiškinimui ir taip toliau. Na, o įvadiniai ir baigiamai daliai tas skaidrių kiekis skirtas yra mažesnis. Dažniausiai įvadiniai daliai yra skiriama 1-2 skaidrės, o baigiamai 3-4 skaidrės arba mažiau. Taip, dabar kaipgi tą mūsų skaitmeninį turinį pamokai mokytojas gali naudoti. Na, jisai gali tą turinį naudoti tokį, koks jis yra, tai reiškia, kad jis gali panaudoti visas skaidrės, kurios yra numatytos autoriaus, arba gali atsirinkti tik tam tikras skaidrės, kurios jo manimu tinka jo klasiai, jo sugalvotam pamokos variantui, planui ir taip toliau. Ir taip pat mokytojas gali koreguoti tą sukurtą skaitmeninį turinį, įkeldamas savo turimą medžiagą. Ta medžiaga vėlgi gali būti labai įvairi, tai yra ir tam tikri dokumentai, ir vaizdai, ir tekstas ir taip toliau. Tai tokios galimybės mokytojui yra sudarytos ir jis gali lengvai to pasinaudoti. Dabar kokiemsgi dalykams tas skaitmeninis turinys yra sukurtas. Dalykai pasirinkti tokie, tai yra pradinis ugdymas ir integruotas variantas, apimantis lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą ir matematiką. Tada matematika 5 ir 9 klasiai, gamta ir žmogus 5-6 klasiai ir biologija 9 klasiai. Čia yra pateikti ir vadovėlių komplektai, kurie buvo kaip pagrindas to skaitmeninio turinio rengimui, bet iš karto noriu pasakyti, kad tas skaitmeninis turinys gali būti naudojamas ir dirbant su kitais vadovėliais, su kitais vadovėlių komplektais, tik aišku, tada mokytojui reikia pasiplanuoti ir pasižiūrėti ir galbūt daugiau reikia tos korekcijos pačiam turiniui. Taip pat planuojame tęsti tokio turinio gamybą, dėl to, kad mokytojų susidomėjimas yra labai didelis ir poreikis taip pat yra išreiškiamas labai didelis tokio skaitmeninio turinio ir mūsų planai šiai dienai yra tokie, kad mes tęsime pradėtus gaminti dalykus, tai reiškia keliausime į aukštesnės klases ir taip pat prisijungsi nauji dalykai, tai yra lietuvių kalba, tai yra fizika, geografija, tiesiog bus bandymas ir šitos dalykus skaitmenizuoti ir sukurti tam tikrus variantus pamokai. Taip, o dabar aš tiesiog norėčiau pademonstruoti kaip pavyzdį apie tai, apie ką kalbėjau, tik noriu pasakyti, kad dėl to, kad čia nėra programinės įrangos ir nėra interaktyvios lentos, aš negalėsiu jums pademonstruoti to interaktyvaus varianto. Tiesiog aš pabandžiau sukelti tuos statinius vaizdus, kad jūs įsivaizduotumėt vis tiek, apie ką aš šneku. Taigi, kaip ir minėjau, tą mūsų skaitmeninį turinį sudaro interaktyvios skaidrės ir pamokos scenarius. Ir tą pamokos scenarijų galima atsisiųsti iš karto atsidarius pačią pirmąją skaidrę. Jis iš karto atsidaro čia ir dabar. Ir tas scenarius yra sudarytas iš tokių 2 dalių. Tai reiškia, viena dalis, kurią dabar jūs matote ekrane, tai yra tokia bendroji dalis. Reiškia, šitoje dalyje mokytojui yra pateikiama informacija apie pamoką, pateikiama informacija apie vadovėlio komplektą, apie tai, kas iš jo yra naudojama, kokios mokymo priemonės reikalingos tai pamokai, taip pat informacija iš bendrųjų programų ir pamokos uždaviniai. Antroji scenarijaus dalis, tai jau yra siūloma veikla. Reiškia, kiekviena skaidrė yra apibūdinta, aprašyta ir joje yra pateikta tokia informacija. Visų pirma, kas yra toje skaidrėje pateikta, kokiu tikslu ir ką siūloma mokytojui nuveikti su tos skaidrės turiniu. Kokiais būdais, kokiais metodais, taip pat čia yra pateikiama
pateikiami atsakymai į klausimus, užduočių komentarai, tiesiog daug naudingos informacijos mokytojui. Daugelis mokytojų, kurie žiūrėjo ir pačias skaidres, ir scenarijų, tiesiog džiaugiasi tuo, kad ir netgi savotiškai nustebo, kad kaip puiku, pagaliau mums nereikės tiek laiko skirti apgalvojimui, darbui, papildomam ir pasiruošimui pamokai, bent jau tiek laiko, kiek skiriama iki šiol, ypač kai rengiamas savarankiškas tas skaitmeninis turinys. Taip, o dabar norėčiau dar grįžti į tas skaidrės, tai reiškia, dar tą pamokos scenarijų galima pasižiūrėti, va ir čia, atsiprašau. Pamokos scenarijų galima pasižiūrėti ir atsidarius laukelėje šone, tai reiškia, kad jeigu mokytojas netyčia neturi po ranka to bordinio varianto arba pamiršo, kągi veikti su ta skaidre, tai galima tai padaryti čia ir dabar, tiesiog jo patogumui, o šiaip ta dalis scenarijaus laukelio gali būti uždaryta ir ją galima nesinaudoti. Taip, kuogi dar ypatingas tas skaitmeninis turinys? Žinodami, kad mokytojai iš tikrųjų jaučia diskomfortą jau vien tik dėl to, kad jie turi mažiau įgūdžių naudojimosi informacinėmis technologijomis nei mokiniai ir apskritai nauji dalykai kelia nerimą ir baimę, kad gali kažkas nepavykti, neišeiti, tai apgalvojame, kad ta navigacija, tas skaidrių valdymas, tas naudojimasis įrankiais būtų labai patogus mokytojui. Dėl to atsirado tokia labai lengva navigacija. Dešinėme skaidrės kamputyje yra rodiklytės, kurios leidžia judėti iš skaidrės į skaidrę, ir taip pat yra tas toks greitas navigavimas, kai mokytojas gali pakliūti atitinkamą skaidrę, kurią autorius yra numatęs, kaip reikalinga sugrįžti, kažkam pakartoti, pasižiūrėti, pasitikrinti. Jis gali tiesiog paspausti tos skaidrės numeriuką ir atsidurti toje reikiamoje skaidrėje, jam nereikia keliauti iš skaidrės į skaidrę. Taip pat labai aiškiai yra pateikti reikalingi įrankiai, kuriuos mokytojui reikia naudoti šitoje skaidrėje. Jam jų nereikia ieškoti įrankių juostoje, jie yra sukelti skaidrės apačioje, per viduriuką, ir jie netgi yra įvardinti. Lietuviškai įvardinti, tai reiškia, kad mokytojui nereikia sukti galvos, kągi dabar čia daryti, kur ką uždengti, nutemti, viskas yra įvardinta vėlgi tam mokytojo patogumui. Skaidrėse, visų dalykų skaidrėse yra naudojami tie patys sutartiniai simboliai, skirti informacijos, klausimų, užduočių pateikimui. Čia aš pateikiau vieną pavyzdį ir mes matome tokius simbolius kaip klaustuką, kaip geltoną trikampiuką žaliame apskritime ir tokia ištraukiame rodiklę. Tų simbolių yra daugiau, bet iš tikrųjų kiekvienas iš jų neša informaciją ir suteikia tam tikrą interaktyvumą. Tai va šitas klaustukas, po šiuo klaustuku yra paslėptas klausimas arba užduotis, tas trikampiukas tai yra simbolis atsakymo, tas atsakymas jį paspaudus gali iškristi varnelė, gali būti pabrauktas teisingas atsakymas ir taip toliau. Ir yra daug įvairių ištraukiamųjų rodiklių. Tos rodiklės yra naudojamos tam, kad pati skaidrė būtų neapkrauta informacija. Tai reiškia, mokytojas ištraukė rodiklę, gal ten buvo pateikta tam tikra sąlyga arba taisyklė, apibrėžimas, galbūt tam tikra formulė, pasinaudojo ją ir tą rodiklę vėl galima patraukti į šoną, jos nebelieka ekrane ir jinai neužima vietos. Tai reiškia, iš tikrųjų, tie sutartiniai simboliai, vėlgi yra labai lengvai suprantami ir labai lengvai naudojami. Kaip ir minėjau, tame mūsų turinyje yra naudojamos aktyvios nuorodos. Ir tos aktyvios nuorodos jeigu klasėje yra internetas, jos veikia čia ir dabar, tiesiog ant jų paspaudus, reiškia, mokytojui nereikia įvedinėti iš naujo tam tikro adreso, tą puslapį galima atsidaryti čia ir dabar. Taip, ir dar vienas pavyzdys, tai kaip aš ir minėjau, į šitas mūsų pateiktis yra integruota aktyvaus atsako sistema arba kitaip, kaip ir sakiau, tie balsavimo pulteliai. Tai reiškia, kad kiekvienas mokinys, jeigu klasėje yra tie pulteliai, dažniausiai toje pamokos dalyje, kuri yra skirta refleksijai, čia ir dabar gali būti patikrintas,
mokytojas gali greituoju būdu sužinoti, kaipgi tas mokinys suprato, įsisavino pamokos medžiagą ir yra sukurti tokie trumpi klausimai, kur tai reikia pasirinkti atsakymo raidę, ją paspaudus, mokytojas gali matyti lentoje visų mokinių atsakymus. Ir tie atsakymai yra pateikiami vėlgi priklausomai nuo to, kaip mokytojas pasirenka, jie gali būti pateikti diagramos pavidalu, taip pat galima pateikti juos atsižvelgiant į tai, ar pulteliai yra įvardinti, reiškia, jie gali būti įvardinti kiekvieno mokinio ir jis gali matyti, kaip kiekvienas mokinys atsakė į pateiktą klausimą, tų galimybių yra labai daug. Na ir taip pat vėlgi tas trikampiukas, tai yra pasitikrinimai trikampiukas, kai jau mokiniai prabalsuoja ir mes matome jų pasirinktus atsakymo variantus, tai va šitas trikampiukas yra skirtas sužinoti teisingą atsakymą, tiesiog ant jo paspaudus atsiranda varnelė arba apibraukiamas teisingas atsakymo variantas. Tai va taip atrodo, jeigu taip greituoju būdu pristatant tas mūsų skaitmeninis turinys ir tai gaila, kad aš negaliu parodyti to interaktyvumo, kuris iš tikrųjų kurio dėka tas turinys atrodo visai kitaip. Dabar kita mano pranešimo dalis, tai būtų tai, kaipgi tas turinys buvo išbandytas mokyklose ir kaipgi jisai buvo įvertintas. Iki to, kol mes sukūrėme va šitą produktą, kurį dabar demonstravau, turėjome pilotinį projektą. Ir tas pilotinis projektas buvo būtent skirtas sukurti apskritai tam tikrą produkto variantą ir jį išbandyti. Na ir mes sukūrėme 20 pamokų gamtos ir žmogaus dalykui ir atlikom tyrimą, kuriame dalyvavo 20 mokytojų, kurie dirba su 5 klasių mokiniais ir naudoja tą mūsų vadovėlį mokslininkų pėdomis 5-6 klasiai. Mokytojai pagal nurodytas formas išbandė tą mūsų pateiktą turinį. Tas išbandymas vyko pakankamai ilgai. Galima sakyti 3 mėnesius ir nurodytais būdais teikia grįžtamą informaciją. Tos informacijos gavome labai daug ir dar nepasakiau, kad tyrimą atliko Šiaulių universiteto mokslininkai, vadovaujami profesoriaus Vincento Lamanausko. Tai ta visa tyrimo metodologija ir tyrimo duomenų apdorojimas priklauso būtent jiems. Mes gavome ataskaitą, kurią ir remiamės. Na ir norėčiau keletą tokių rezultatų to tyrimo ir čia ir pristatyti. Šiaip visi duomenys surinkti tyrimo metu buvo apdoroti ir kiekybiniu ir kokybiniu būdu ir čia tiesiog surašiau tokius pagrindinės mintis išsakytas mokytojų, vertinant pamokas ir dirbant fokus grupėse, renkant informaciją. Taigi, mokytojai mano, kad naudojant tokį turinį sukurtą, kurį jums pristačiau, yra lengviau realizuoti užsibrėžtus pamokos uždavinius, kad skatinama yra mokinių motyvacija, kad lengviau gauti grįžtamąją informaciją, taip pat aktyvesnis mokinių dalyvavimas pamokoje. Mokytojų manimų tokio turinio panaudojimas pamokose turi įtakos mokinių žinių įsisavinimui. Jį naudoti yra patogu, taip pat laiko panaudojimo prasme jis yra optimalus variantas, taip pat mokytojams pasirodė, kad tas pateikimas, tai būtent skaidrės, scenarijus, aprašymai yra tinkamas. Na ir aišku, buvo tokių pastebėjimų, į kuriuos mes reagavome ir dabartinėme variante jau šitie dalykai yra, kaip ir pataisyti. Tai iš tikrųjų atsižvelgiame į tai, kad reikėjo šiek tiek pakoreguoti šrifto dydį, taip pat pagalvoti apie didesnę užduočių diferenciaciją ir kitus dalykus. Tai visi šitie dalykai buvo įgyvendinti, o šiaip, jeigu bendrai, tai tas turinys buvo įvertintas labai labai gerai. Kažkokių neigiamų didesnių pastebėjimų mes neturėjome. Na ir jeigu labai trumpai apie išvadas, tai aš kaip ir pasakiau, tas turinys yra įvertintas labai gerai, kaip stiprinantis mokymosi motyvaciją ir aktyvinantis patį mokymosi procesą. Ir pati ta programinė įranga, kuria pagamintas turinys, taip pat mokytojams labai patiko, ją buvo lengva naudotis, jinai buvo labai gerai įvertinta. Tai tiek apie tas išvadas. Na ir
Dabar jau savo pranešimą baigsiu šią paskutinę skaidrę. Kokįgi sprendimą leidykla siūlo mokykloms? Leidyklos mokymo centras, kuris prieš metus buvo akredituotas, mokykloms siūlo mokymus. Dėl to, kad iš tikrųjų yra didelė problema tame, kad mokytojai turi interaktyves lentas, tačiau kai kurie iš tikrųjų tų lentų bijo arba labai retai naudoja dėl to, kad neturi kai kurie neturi net supratimo, kągi su jomis daryti ir kaipgi jos veikia. Ir kitas dalykas yra tas, kad vėlgi reikia informacijos, ką daryti su tuo skaitmeniniu turiniu, kuris yra siūlomas, kaipgi su juo dirbti, kaip galima jį koreguoti ir taip toliau. Tai va tuos du dalykus sujungia į vieną visumą. Leidykla siūlo mokymus, mokyklų komandoms, atskirų dalykų mokytojams, ir tuos mokymus sudaro dvi dalis, tai yra technologijos ir skaitmeninio turinio pamokoms panaudojimas ugdymo procese. Tai jeigu kam nors įdomu, daugiau informacijos apie mūsų skaitmeninį turinį ir daugiau informacijos apie siūlomus mokymus yra šitose dviejose svetainėse www.aktyviklasė.lt ir mokymo centras Šviesa LT. Tai yra dvi svetainės, tai prašom pasinaudokit, pasidomėkit. Taip. Tai va šitą skaidrę aš ir baigiau savo pristatymą. Jeigu kam nors kilo klausimų, tai iš tikrųjų galiu ir pertraukų metu atsakyti. O jeigu kam nors reikia daugiau informacijos, tai galima tiesiog kreiptis nurodytais adresais. Labai ačiū pranešėjai.